Labdienėlė. Tai naujas video bus vėl apie naujas dalyks, kurių nesbais darys. Tai vėl tariam kadrę bimbal. Tau pat už por 100, kurį nupirks. Ir idėja labai paprasta. Tiksliau, kad kadangi dabar turiu progą, kadangi esu Lietuva, nes per metap negalėjau išvažiuoti, nes tiesiog išvažiavau į užsienį. Tai kaip tik to savaitgalį, kada išvažiavau, to savaitgalį kaip tik vyko. Tai žodžiu, seniai jau galvojau, seniai norėjau į autocross realiai nuvažiuoti. Vyks Plungė. Šiaip pat renginį atradau per Facebook, tai ir M-Sport Žemaitija. Galėt užėjti, galėt pasižiūrėti. Būtent ko net organizuojam. Ir čia ir mėgėjai iš varžybos. Tai dabar užsiregistravau. Jau tik biški jauduliok. Prieš vestau nežinau net, kas ką bus, ką vyks. Nes tokius nesbais niekur dalyvais. Tai va, nei jas bais nuvažiais, pasižiūrėk, kaip ten viskas vykst, nei aš jas bais pats dalyvais. Tai va. Tai labai paprasta idėja, dėl ko aš įsivariau automašiną. Tai krašanas čia nežadu tvarkyti, važiuoju su tuo kuokir, išskyrus vienintelis dalyks, un šuon noriu logotipą išsipiešti. Tai kaip turi atrodyti, kiek čia matot, va, auto RR. Tai to noriu, un to šuon, čia šauti, nežinau, maždaug bandysim kažkokį mastėlį pagauti, kad išsipiešti čia ir antrą pusę. Tai va, tai kaip vis bus daryti, tai paprasta, daža, balt, juodi ir raudoni. Tai va, tai pasėmiau, bandysim kažkokias būdas išpiešti, reiks bandydavo visko prisimatuoti, mastėlį kažkokias būdas reikės apsiskaičiuoti, kad normaliai gautumės, ir parodys, kas čia gausis mane. Tai va, tai netrauks biškai dreba, iš tikrųjų pagalvojus. Ir nežinau, iš tikrųjų, kiek man naudos tai, kad jį reduktorius užvirins. Išsukams gali pagelbėti. Reduktorius, kai užvirins, nežinau tokių situacijų, ar labai gal pagelbėti. Jis yra teisė pažiūrėti ganintą sunkiai. Tai pamatysim, kai jau būsim vieto, pamatysim, kaip viskas atrodys. Ir varau bandyti išsididinti mastėlį ir pradėti klijuotis. Parodysim, kaip čia kas atrodo. Na, apžvelgiam, iš tikrųjų, kas čia man gauna. Tai turėtum gautis kažkas tuoki. Ane? Tariam kažku tuoki. Taip, čiunk, maždaug kontūrą, viskas, čia va, jau raids ir čia dabar reik jau datau plotvas nudažyti. Tada ant viršos dėsim dar 2 raids pasidarysim. Bet kol kas čia reik dažyti. Ir čia raudona rodiklė, čiunk, apie čia. Tas, tada čia, nežinau kaip, čia visą jauds aplinkų. Tai tau jauda, o čia tiesiog bus su mašins spalvos. Balta. Visai neblogo, man atrodys. Būsim papuoš mašinę. Aišku, vėjim puoš būsim pasidarę. Reikės tada dar į antrą pusę. Biškai užtrunk. Čia nežinau jau kokius porą valandų, tai tikrai jau atvarau. Gal daugiau jau. Tai kas veikti. Bet visai smags darbėlis. Tai va, tai žodžiu, bandau toliau. Tai jau pradėsim po biškai dažytais jau. Raid dabar gali nusidažyti baltą. Čia. Baltą galiau dabar dažytis, aš dabar iškrek tarpus užsiklijuoti. Ir čia jauda, čia raudona. Dabar čia tas pirmins gal darytis visku. Aišku, reikės visku su fenda šildytis, nes neteik šilta iš tikrųjų gerai, kad į pakort spėdži, bet silpna vis tiek. Aišku, dar minus tas, kad įvaryt mašinį ir apšalus, vis tiek šilst, led šilst, panašiai, nei šilst garaž numaž. Na, bet niek, pabiškį jau jodami priekį. Tai žodžiu, dabar bandau dažytais raids. Nu, vis realiai bandau dažytis, ir pat reikės dar klijavim. There's a little beauty in the big eyes. I think it makes them pretty. They look so nice. They only care about their future fate. Enjoy yourself. It's not too late.
Na, hebra, galite vertinti. Šitep turėjo atrodyti. Uždengiam, paėkiam atgal. Punt. Tai va. Parašykit komentarą, kaip jums. Pavyk, nepavyk. Aišku, turim kur biškį patobulėti. Bet, nu, antrą pusę pabandysim. Gal geriau gausis. Bet atrodo, tai šiaip gera. Žiauriai nais gabus. Labrytėl visiems. Tai va, šiandien šalt, apie minus 20 laipsnių. Ir išjodam į plūngį. Mašinėlį pakraut. Dabar ir apie 7 ryt. Tai va, ir varau dabar turimos pasiimti. Ir nežinau, kai čia matysios, nelabai matysios. Varau pasiimti turim, varom kavos aiškiai kalti. Ir lekam į plūngį, bandysim važiuoti. Bus įdomu. Renkas po biškį hebra. Prožektorę palikti įjungti. Nu, renkas hebra. Pagrindai kol kas su 4, kelti reliuko jau įveito. Taip, judesys. Vos užplakiau, realiai numus buvo užkūrės pas normalę. Čia atvariau vos be užkūriau. Atnieks, tada po biškį šil. Lėksam įveit, užsiregistraunam. Ir varom treniruoti prasivaryti. Ką sakiau, kai 20 laipsnių šalčiaus, tai ne 20. Išvažiavau su 26, dabar čia san atvažiavai 20 laipsnių. Vėsia, gerai, varom priregistratūrs ir bandysim prasilėkti. Nu ko, važiaunam į to pradžią, testavimo prasilėkti. Tai vėjim panelį atvarė. Gerai, negal, rat pasikeis, negal atsuk vėjim varštą. Nagrūz. Tai va, dabar mes stuosimės kažko, nežinau, nei kas čia tiksliai, kaip čia vyks dabar. Tai pasižiūrėsim, parodysiu jums. Čia hebruose stojo, o čia paruoštas mašiniokas. Čia su to rekšota. Tiesiog iš gal stojamės ir važiuosim. Nu, į kur reikės bandyti test drive prasilėkti 3 ratoką. Nu, bus įdomi. Tu jums jau nužiūrėjai, saikti čia ką bepratė važiuomis, tai saik tik net leis gazą. Tai va, tai bandysim. Dabar 4 matau sokas. Nu, ir tada mes bandysim lysti. Nu, bus įdomi. Mašinė jau kaip ir atšil. Pradžiu sanką praktiškai nenorėjo atšaukti. Čia biškį bėg metį laukai panašiai. Dabar kaip ir jau visai normaliai, tai turėtų mus gera būti. Užkūrėm sunkę, bet užsikūrė. Galim numeriuks parodyti. On startinis numeris 777. Lucky 7. Eva. Lucky 7 GSM. Čia turi grandyčiai žvakį pagažinę. Jeigu mašin užlygs, čia pat tada palaidusiam. Nas nevyks. Lėkiau 2 kartus, kai aš tau treniruoti. Pirmai sykti, čia gero pasidaužiau į pusnis, bet neįjungiau kameros. Pasikabinau viską, jį neįjungiau. Nu, žodžiu, klaidėlį man. Tai pirmai sauks. Klausikios nebėčiai sparant sulenkt. Ir tada to pos bumperiaus nunešiau. Tai va, tai linksminamės, biškį linksminamės. Į rimtų viečką 3 atvarį. Rimta jod šitą dogalfelę. Jod tai belenkam. Irgi mašins, čia bimbala, irgi pasiruošti, o taip galingesnė, ne tokie labai nelekap čia. Čia trečbėgiau, netgi nelaba velmų, nei untumtų sneiga. Tai, na, bandysim, kas gausis tas. Mačiau, lyg tai buvo, kad atsiprašiau važiuom, tai matysim, kas čia gausis. Gal neužlinksim, nes jau sankam smirdimai. Tai gal kažką pavyks, kad atlaikytom vis to rekalą. Nu, ko, pasiklausim taisyklių. Tai bus 2 kvalifikacijas, 2 kartus važiausiam ir finalas. Ištrauk burtus, važiausiam iš 2 pozicijas. Tai pasibaišysiam normaliai visi pakeliau.
Pirm pradeda važiuoti, kur sakiau, kur ratinę gal pasikeisti, tai pasikeitus rats visgi. Tai, žodžiu, pasinos 3-2, ne, 2-8 benzinėlis, Matėjanos įvažiavom gražią. Na, eisim, tai jau prilentos, papilmuosim, kaip ten vis atrodo, burta viską, ką buvo ištraukti. Galinės varoms. Lucky 7, 3.7. Gal iš tų visų paims ir 3.7 Svarų Impreza. Nu tą mačiau, lieki. Na tai uns, gerai, taip, su Bariku, kadangi nesusirink grupį visų varumui, tai jiems tiesiog važiaus gali. Anam nesiskaičiaus tašką ir tiesiog uns tiesiog pasivažinės, nes iš toli sakė atvažiavo žmogus. Tai va, toliau va, 3.8 krekždutį, o toliau kokie, šiaip krekždus, man atrodo, nebuvo. Ką? Su krekždėm važiavo, ai ne, su kem 6 važiavo. Kem 6. Jo, tai va. Nu, žodžiu, bandysim. Realią 5 realią dalyvaunam. Na, tai va. O čia viršus keturetės sąrašiuką. Tai dabar va, startaus tai jau vaka. Eisim kažkaip biškį pafilmausim. Ir aš buvau Vans Bimbals, su katru galvojau sugebės pasivaržyti, nes man tiesiog silpnus Bimbals viski čia niekada per tus pulsuks eina nafik. Tai žiūrint raliokio išvažiavo lauk. Realiai, manau, bus paskutinį vėjai. Na, aišku, visko pasitaik. Gal visgi nebus visai paskutinį. Bet matysim. Bus paskutinį garbing vėjai. Paskutinį garbing vėjai, ne? Ja, paskutinį garbing vėjai. Šilt matau yra, ne? Šiaurė, orėlis pasakė. Tai va, o dabar tai jau startuos keturetė, virš 7.50, tai čia biški įdomiau bus, daugiau vaizdų. Nu, pirmą kvalifikaciją pravažiavom. Nu, trečią išvažiavau. 2 susimovė. Mūvė abi pusnis, tai dėl to trečias buvau iš 5. Tai, sakykime, visai nebloga. Baisim pasiteiruoti, kada bus antras etapas, čia vėl vės atsuksis, ar kaip čia bus. Tai jau išsiaiškinsim. Žodžiu, vės dabar vėl prasisuks antrą ratą, vėl tą pat. Vėl varom. Mažėja kaip draskos. Dabar šiaip geras lenktynis turėtų būti dabar 2 litrą važiuojam. Tai turėtų visai geras, čia vis atrodyti, jau einam pafilmuosim.
po antrą važiavom, vis daugiau dalių paleiktam. O gal išimkiam, kad nesvaidyti, kad nešiukšlinti. Bumpers gal dar atlaikys, vien važiavam. Čia gerą pakilau, galvoju, kad apsiversiau. Ten gerą buvau užkabinį. Greit čia buvau neblogs, tai lemba. Smagia, beliai keik smagia. Išlipau, bet srogs dreba. Na čia jį gerą pramogą. Vėliau papasakosit apie kilus idėjas, apie naujus projektus. Aišku, reikia turim senus pabaigti. Tai va, yra, varom stebėti dabar, kaip kitiems sekas. Ir turėsim finalin, važiavom su savo kemšlamštu. Matysim, kaip čia seksis. Dar kol kas nežinau, net kelins iš tikrųjų išvažiavau dabar. Pačiam priekį vis padėjimai pavės. Vins link veidrodį nunešė. Tai, nu, įdomi. Kažkas nauja, kažkas įdomaus. Nu, ku hebra. Jau po lenktynių. Galėjom apeit apžiūrėti. Bišk randu, čia padang trinės, čia varajais, bišk papiliavoj. Apžiūrėkim, kad to mašinėlė atrodo. Bumperis mėris. Čia sulenkt. Čia šiaip pos trasos pralėkiau jau trinės į padang mane. Zvansik iš tai jau prapiliavot sva. Suvarit realiai padangas įkėrti. Na, iš bumperio strėlę. Iš bumperio strėlę niek neliek. Tai žodžiu, final. Kaip visai neblogai jos po ratų pirms pravažiavau, tada biško apsistumdėm, palikau trets. Ir į džokeris trasva, kur turbūt pralysti. Tai per tau lindau, bišk perstipriau užsimečiau ir pagavau pusnį, kaip tik su to šitą kampą. Čia, su to kampą pagavau pusnį, apsukau antrep ir su priekda kaliau įsmeik žodžiu. Vis tada apsilenk manėm ir žodžiu palikau. Nu, paskutinis, vins nuėjo pusnį iš vis neišvažiavo, tai aš žodžiu trasdą pravažiavau. Va, nu tai pirms įspūdis toks, kad podium neturėm, bet turėm labai naują gerą hobį, man atrodo. Tik kad dažniau apsilankysim, įvarysim palaužyti to mašiną. Tai planus kabau to mašiną į laužin parduoti. Tai galbūt kabiški pasikeit planą. Turi numus slyv su 2.8 benzinį motor. Tai galbūt netgi kaip į drifto pasiruošim to mašiną. Gal, nes cables ir, variklis ir, beveik tą viskus sujungti į krūvą. Tai galimai, kad ta mašina į laužinį neišvažiaus. Na, kol kas tuo įkidėjim. Tai žodžiu. Dar bišk pabūsiam, dar Mozart 4 kur pravažiuoja dėl snake peiliaus kovoti. Ir kapidėjim bus pabaigti. Dar galėsim šią prasiliekti, pasidraskyti. Tu įsigijau šok biškų žvą ir papjauti grybą. Nu, prie žmonių, sako, galės pravežti. Dabar laukam, pasibaigs varžybs. Įdomus experience, kad te prieš bus prašau, kad pralakinčiau. Tai bus įdomu. Reik nepasišiukšly. Nu, į paskutinis pasivažinėjom, išvažiavom pravežti Ratrin. Ja, tą patį. Ratrin varį stiprintau žarnelį, tai žodžiu, esam be varį stiprintau. Na tai, šiam kartu bus teik vadins.
Tu jums nebegau pasidžiaugti. Ką paslai? Tiek nauji. Reik dalis pabiškį rinkdžiamans. Na va, tai keliuon šio vieto, ką per baigti, reikia varom pasikrauti ant traliok ir judėsim namai. Na vis, mašim parsivarim iki traliok, varomės ant traliok, prisirašom ir lekam namai. Šiam karto bus teik, spaudam like, pakomentuonam, pasidalinam su draugas. Ir iki kitų kartų.